Ačiū organizatoriams už galimybę skleisti žinią apie šaulius. Kai Gabrielius pasiūlė perskaityti pranešimą, kuris yra ganėtinai trumpas, tai nedvejodamas pasirinkau būtent COVID-ą, dėl to, kad jis yra išskirtinis savo apimtimis, savo iššūkiais ir šaulių indėlių į tą užduotį. Šauliai dalyvavo tiek NATO samito metu, tiek pabėgėlių krizės atveju, tiek nutūpus ne vietoje lėktuvui, bet tai buvo kažkas tokio, ką mes rengėmės. COVID-as buvo tai, kas nutiko ir mes buvome iš esmės tam nepasiruošę. Bet šaulių uždaviniai ir užduotis, kurias jie padarė, buvo tiesiog stulbinantis. COVID frontas tai iš esmės paimtas pavadinimas iš šaulio Pauliaus Saudargo, kuris aprašė šitos įvykius ir tikrai, jeigu kas norėtumėt plačiau susipažinti su šaulių veikla šitoje srityje, tai siūlyčiau perskaityti šią knygą, kuri iš esmės yra dokumentinė ir man pačiam tiesiog dalyvaujant šitos veiksmuose, 18 metais mano kadencija baigėsi ir šitose įvykiuose aš dalyvavau kaip šaulys. Į ligoninės vaikščiau 3 mėnesius kiekvieną dieną po 4 valandas, taip pat buvau COVID patikros punktuose kaip šaulys ir mačiau tą iš vidaus, kaip tai veikia. Ir vėliau tikrai tie įvykiai yra vieni tie, kurie paskatino mane grįžti į tas pačias pareigas dar 2 kadencijom. Šaulių vaidmuo pandemijos metu, tai buvome oro uostuose, vos tik prasidėjo ta pandemija, oro uostuose šauliai pirmieji, netgi būdavo tokių atsiliepimų, kad čia Lietuva per daug paskui kažką tai skiria dėmesio, o kitos šalis dar net nepradėjo to daryti, mes pradėjome kažką tai tokio, tai šauliai buvo tie, kurie padėjo medicinos personalui valdyti srautus, matuoti temperatūras ir atskirti tuos sergančius ligonius. Netgi buvo karantinavimas, jeigu prisiminsime, kai buvo atvykę vežami į viešbučius, tai šauliai užsiėmė šitą veiklą, netgi turėjome maištaujančių tokių atvejų, kas teko nuraminti maištaujančius, atvažiavome į viešbutį ir viešbučių personalas pabėgo, tiesiog paliko šauliams administruoti viešbutį, tai buvo savotiški iššūkiai. Pagalba policijai tiek uždarant laikantis apribojimo judėjimo tarp savivaldybių, tiek kaukių dėvėjimo, irgi teko vaikščioti po miestą reikalauti, kad piliečiai laikytųsi nustatytų taisyklių. Patikros punktai Vilniuje, nežinau, negaliu būti tikras dėl kitų, bet Vilniuje visi COVID patikros punktai buvo įrengti šaulių. Neturėjome jokios praktikos, tiesiog ėmėmės tos bendrų kelio posto taisyklių, įrengėme tos postos ir jeigu pažiūrėti vienas toks epizodas, pradžiai, jeigu prisiminsite, buvo tokios labai prastos palapinės, kur transportas privažiuodavo prie tos palapinės, gydytojas ten išeina į lauką, lauke tikrinti tos testus imti buvo labai prastos sąlygos, buvo nuspręsta statyti tos angarus. Tai Vilniaus valdybė nupirko paslaugą, bet įmonė, kuri tos angarus išnuomojo, ji turėjo tik tai 2 darbuotojus. Tai šaulių pagalba per naktį buvo pastatyti 2 angarai, 3 biškį vėliau. Tai tiesiog, kai yra reikalas, šauliai tiesiog kaip subėga iš visų pusių, padaro darbą ir judame toliau. Karštoji linija taip pat šaulių pagalba įsteigta ir teikiama pagalbas tiek visiems piliečiams ir panašiai, bet ne apie tai noriu šiandien šnekėti. Pagrindinis akcentas, kuris labiausiai mane paskui padarė tą įspūdį, arba, kuris pabrėžė šaulių indėlį, yra būtent ligoninės. Čia dar yra dar keletą veiklų, taupydamas laiko nepaminėsiu, vakcinacijos centrai, maisto pristatymas, čia buvo Jakilaičio projektas, bet šauliai labai buvo įsijungę į tą patį projektą. Emocinė parama tiems, kam buvo vežamas tas maistas, vaistai, bet emocinė parama ligoninėse ypatingai pasižymėjo. Tai ligoninės yra tai, kur susidūrėme su ypatinga specifika. Specifika ta, kad nebuvo jokios teisinio juridinio pagrindo šauliams ten būti. Šiandien, po to, kai mes jau ten buvome, patekti į reanimacijos skyrių pašaliniam asmeniui yra neįmanoma.
O čia reikėjo per 2 savaitės buvo rastas sprendimas, kaip šauliai gali ateiti į ligonines ir padėti. Ir tas sprendimas buvo padarytas per šaulį Seimo vicepirmininką Paulių Saudargą, kuris turėdamas ir kompetencijas, ryšius ir panašiai rado sprendimą. Tai tiesiog šauliai patapo savanoriais ligoninėse, pasirašė savanorių sutartis, bet išlaikė tą organizacijos stiprybę, kaip veikti kaip organizacija ir tiesiog eidavom per kitą įstatymą. Ir patekome per 1,5 savaitės nuo sprendimo, kad reikia padėti, iki atsiradimo šaulių ligoninėse praėjo 1,5 savaitės. Tai net nesant jokio juridinio pagrindo, rado sprendimą. Kokia buvo ten pagalba teikiamas? Pradžiai buvo pagal sutartis už visą sumanimą, kad šauliai padės vienoje ligoninėje, tai buvo Antakalnio ligoninės, dirbs kaip liftininkai. Ten buvo senas sovietinis liftas, kad šauliai pakeis tos liftininkus, nes jie visi susirgo. Situacija ligoninėse buvo tokia, kad, sakysime taip, skyriuje 50 lovų, visi ligoniai labai sunkus, dauguma, sakysime, negalintis pasirūpinti savimi, negalintis netgi pavalgyti. Artimieji patekti negali ir iš medicinos personalo, pradedant nuo valytojo, maitintojo, seselių, virseselių ir gydytojų, kurie paprastai būdavo skyriuje apie 12, liko tik tai 2. Tai tokia situacija buvo. Ir šauliams atėjus iš esmės sako, pradžiai, kitaip nesigauna taisyklės, liktai sako, negali ten šauliai nieko patekti, panašiai, dirbkite liftininku. Jau antrą dieną tos taisyklės buvo pamirštos, ėjom ir darėm tiesiog slaugą. Tai matavimų temperatūros spaudimas, vairūs kasdieniai veiklos procedūros išmokėm, darėm. Kasdieniai pagalba, pampersų keitimas, patalinės keitimas, maitinimas, netgi su tai švirkštais, ir paskui tie, kurie paskui jau nebegali maitintis ir panašiai. Tiesiog pramokome slaugos darbų labai greitai ir visą tą darėme pakankamai, paskui, sakyčiau, profesionaliai. Medicininė pagalbas, netgi, sakysime, porą kartų teko stovėti operaciniai, ten nieko ypatingo, ten paduoti, asistuoti, panašiai kažkas tai tokio, bet šiandien tai tiesiog būtų neįmanoma. Tai kokia buvo ta situacija, imdavom tos iš kateterių kraujo mėginius, į aparatai statai, jie spausdina kvitą ir panašiai. Tai užduotis, kurioms mes visiškai nesirengėm. Bet kai atėjo laikas, tiesiog visą tą išmokom labai greitai ir apie tai šiek tiek, kaip mums tai pavyko papasakosiu, bet ta emocinė parama, kuri iš esmės net nebuvo daug aptarinėjama ir šiandien nėra aptarimas, tai buvo milžiniška. Tai šauliai buvo tie, kurie buvo tarpininkai tarp žmonių, kurie atneždavo lauknešėlius ir tie, kurie gulėdavo lovose. Jie tiesiog nuneša tą žinias, tai visi yra apsirengę tais skafandrais, išeini, ten liepi padėti tą lauknešėlį, per 2-3 metus pakalbė ir ten metus ligonis daugiau mažiau pažįstis, perduodė artimiesiems kažkokią tai žinutę. Tai bendravimus su artimaisiais, esu liudininkas tokiu atveju, kai šauliai labai prisiriždavo prie ligonių ir daugumos atveju tai būdavo liūdnos istorijos, pacientai neišgyvendavo, bet emocinis ryšys vis tiek išlikdavo. Būdavo tokių situacijų, kad labai ekstremalių, kai pacientai šoka per langą ir ten paskui reikia tą situaciją suvaldyti. Būdavo, kad gydytojas palūždavo, nes pacientas jau numirė, jis tiesiog plešėsi nuo savęs tų drabužius ir panašiai. Tai šauliai atsidurdavo toj terpėje, kur lygtai teikdavo tą pagalbą, bet tuo pačiu aš įsivaizduoju, koks krūvis jiems patiems tekdavo. Jie patys tvarkydavo su tom emocijom. Ir kaip visą tai iš viso įvyko, tai jeigu pažiūrėti, tai pradinės žinios, kiekvienas šaulys, kaip čia buvo paminėtas, mokosi tos medicinės, suteikti pagalbą savo, turi savo vaistinėlės komplektuojasi, bet jos yra orientuotos į tą mūšių scenarijų, kur ten bus sužeidimai ir panašiai, nieko panašaus į pandemiją. Taip pat yra šaulių, kurie jau galbūt orientuojasi į paramedikų lygį, šaulių gelbėtojų lygį, šiek tiek daugiau, bet vėl, tai yra mūšio scenarijai, nieko panašaus į pandemiją. Yra tarp jų ir gydytojų, bet jokio pasirinkimo tam dalyko nebuvo. Vyko labai trumpi mokymai, kaip užsidėti tuos skafandrus ir kaip ten juos nusirengti, nes yra procedūros ir panašiai. Kaip sakiau, pradžioje nebuvo tokių netgi mokymų, kaip vykdyti slaugą, nes buvo tikimasi to liftininko darbo. Bet visą tai tiesiog pirmieji šauliai nuėję į tas skyrius, paprašė tų gydytojų, kad dar
tie 2 gydytojai, kurie ten seselės, kurios likusios rastų laiko pamokytų. Toliau visas tas instrukcijas smulkiai surašydavo į uždaras Facebook'o grupės, kiti šauliais, kas jas prasiskaitydavo, jau žinodavo, ko iš jų tikimasi. Pirmosios pamainos, kuris budėdavo antrą pamainą, pasiimdavo tos naujokus, apmokydavo ir taip puikiai įsivažiavo. Kartu su savo šauliais į ligoninės ateidavo ir Raudonojo kryžiaus, ir taip pat studentai iš medicinos universiteto. Skirtumas buvo tai, kad Šaulių sąjunga išlaikė organizacijos stiprybę, dirbo tiesiogiai su administracija, sudarydavo grafikos, kurioje ten skyriuje, kur reikia šaulių, šauliai registruodavosi ir kad užpildytų visas tas poreikius. Taip pat, kaip yra visas mokymo procesas. Kiti, kur skiau ateidavo padėtis, jie dažniausiai ateidavo, stovėdavo koridoriuje, nes jie nežinodavo, ką daryti. Nors jie galbūt ir mediciniškai labiau pasikausę buvo, bet tiesiog jie naujoje aplinkoje. Tai šauliai imdavo, juos apmokydavo, įtraukdavo, kartais būdavo taip, kad susidubliuodavo į vieną skyrių, ateidavo 2 savanoriai iš kitų organizacijų, 2 iš šauliais, liktais per daug būdavo, vėliau kažkaip tos grafikos pradėjo suderinti. Tai Šaulių sąjungos būtent organizacijos stiprumo išlaikymas, visas tas organizavimas buvo ta stiprybė. Vėliau labai daug šauliams padėjo, tiek tą emocinę pusę, tas palaikymas visuomenės, praškai, kaukių, šitų dezinfekcijų skysčių, skydelių, vandens netrukdavo. Atveždavo paletę, ten 4 tonus vandens padeda, šauliai jas dalyjasi panašiai. Tai buvo labai stiprus palaikymas šauliams, bet tuo pačiu ir galimybės, jeigu ten ligoninė mato trūksta kaukios, šauliai atvežė, padėjo, tą krūvą ir viskas vyksta toliau. Ir skaičiai, iš esmės, neįmanoma suskaičiuoti, kiek šaulių ten prisidėjo, kokie tie skaičiai yra, čia yra labai tokie paviršutiniški, nes, kaip visuomeninė organizacija nėra tokių, kad įsakymai išeina ten labai nuosekliai dar panašiai, yra registracijos lentelė ir iš tos registracijos lentelės po to įmintus duomenys. Bet jeigu ten budėjo 2 pamainos, tai šitie duomenys nepatenka, jeigu ten kažkas susirgo, galbūt ten užskaičiuoja tos, tai čia yra labai tokie preliminarų skaičiai, bet yra stulbinti ir labai dideli. 3000 šaulių, jeigu paimti parama policijai, užtikrinant judėjimo kontrolę, kai buvo draudžiama pervežioti iš vienos valdybės į kitą, per vieną savaitgalį, jeigu neklystu, tai buvo prieš Velykas, pagalba išėjo 1700 šaulių. Tai milžiniškas kiekis, tai rezultatai atitinkamai buvo pasiekti. Ir tam keletas šaulių atsiliepimus, tai iš esmės tikrai buvo dideliai iššūkiai. Jeigu pažiūrėti galbūt vieną skaidrą, čia ir tarp kito mano stovi postė patikros punkte, jeigu atkreipti dėmesį į tam tikras detalės. Tai patys šauliai labai stipriai kėlė klausimą dėl saugumo savo šeimoms. Jeigu jie eina į tas ligoninės, kad nepraneštų to viruso ir nesusargdintų savo antrų pusių, vaikų ir panašiai, jie buvo pasirengę netgi išeiti gyventi atskirais, kol tai susispręs, bet po to buvo nuspręsta, kad to nereikia. Bet jeigu atkreipsi dėmesį į detalės, tokias tai ant rankovių, ant kaklo matote lipnį juosas. Tai čia vienas iš tokių dalykų, kad saugiai šauliai dėdavosi papildomas saugos priemonės, ten, kur atsilipdydavo kažkas, uždėdavo izoliaciją, vienas kitą prižiūrėdavo, kad paskui pirštinės buvo 2-3 poros. Jeigu pažiūrėsite į veidą, tai akiniai, skydelės, kaukės. Tai visos įmanomus priemonės, ką tik galim, visi šauliai naudoja kuo daugiau. Tai čia buvo toks, kad apsaugoti save ir savo šeimas ir neparnešti šito dalyko namo. Tai iš esmės, dar kartą pastebėsiu, kad tai tikrai buvo tas iššūkis, kuriuoms nesiruošėm, bet puikiai susitvarkėm. Ir Šaulių sąjunga yra tas pavyzdys, kai visuomenė gali puikiai įsijungti į tokių ekstremalių situacijų valdymą.